Labas, šiek tiek buvau pradingęs iš ekranų, jeigu pastebėjot, gan buvo sunku šie metai man visom prasmėm, bet apie tai galėčiau pakalbėti visiškai atskiram video, nes būtų labai daug ką pasakot. O šiandien turiu kai ką kito jums papasakot, gal labiau pristatyti, ne papasakot. Taigi, noriu pakalbėti apie vieną projektą, iš kurio išeis tikrai ne viena serija. O, labas. Bliambus, koks dičkis. Jeigu atsimenat iš pirmo video, tai mažiukas buvo visiškai. Na ką, matot šį namą, matot kaip jis atrodo iš vidaus, tikrai galiu pasakyti, kad ne idealiai. Kur aš čia dabar linkstu iš viso? Gerai, tai kol aš savo smagiai pjaunu žolę, leiskit jums papasakot, kas čia dar būtų per bairį. Eik, katinai iš ten, eik iš ten. Taigi, trys geri, galėčiau pasakyti geriausi bičiuliai, sugalvojo, jog būtų visai smagu pabandyti pagyventi trise. O esame geriausi bičiuliai jau nuo pat pradinių klasių laikų. Laikui bėgant pradėjom labai stipriai svajoti. Svajot apie tai, kaip būtų smagu visiems trim sujungti bendrai jėgas ir sukurti kažką savo. Sukurti ką nors, kas teiktų mums, bet ir jums, žmonėms, kitiems naudos. Tačiau norint tai pasiekti, mums reiktų leisti nemažai laiko kartu visiems trim. Ir vieną dieną, bingo, draugas mums pasiūlė keltis į jam tėčio paliktą namelį ir šita idėja mums žiauriai patiko. Tačiau viskas nėra taip paprasta. Mes negalim tiesiog imti, persivežti daiktų ir pradėti gyventi, pradėti kurti kažką. Ne, namas reikalauja šiek tiek darbo. Na, iš tikrųjų ne šiek tiek, o labai daug darbo. Bet kad galėtume ten gyventi, reikia iš tikrųjų labai nedaug. Reikia tiesiog susitvarkyti vidų, išvalyti visą šiukšlyną, nes ten tikrai nemažai šiukšlių, kadangi ten niekas negyvena. Išspręsti vandens ir šildymo problemą, kas iš tikrųjų netrukus turėtų būti išspręsta, jau labai nedaug trūksta. Na ir bus galima keltis gyventi, pradėti gyvenimą tam namelį, ir va tada tai paduosim kontentą. Taigi pirmom dienom, kol švietė saulė, mes apsipjovėm šitą aukštą žolę, nes jinai tikrai buvo ilgai nepjauta. Tikrai buvo reikalų ją nupjauti, aišku, ne visą nupjovėm, nes kaip ir sakiau, pjovėm dienom, kol švietė saulė. O jau žinot, dabar yra ruduo ir saulės gaunam labai nedaug. Pradėjo lyt ir sugalvojom, blemba, žolės nepapjausim, gal einam pradėti kuopti vidų. Pradėjom valyti šiukšles, ardėm senas spintas sulūžusias. Šiaip rinkom metalą visokį, nes jo buvo labai daug. Nusimetėm į atskirą vietą, kurį vėliau bus galima priduoti. Ir šiaip atrinkom visokias šiukšles, kurios nereikalingos ir bus galima atrūšiuoti ir išvežti į sąvartyną. O jų buvo tikrai nemažai ir laikui bėgant, einant serijom, pamatysit, jaučiu, kiek jų susidarys tų šiukšlių, nes kol kas tai kalnas nemažas tenai. Žodžiu, reikalų čia nemažai, bet viskas yra išsprendžiama, viskas bus padaryti. O dabar klausimas jums, žiūrovai. Ar jūs iš viso domintų toks turinys? Nes mes iš savo pusės tai esam žiauriai užsidegę viską filmuoti, visą progresą rodyti jums, pasilikti savo prisiminimam, tai būtinai išreiškit savo nuomonę komentaruose. Ar patinka, ar nepatinka, viską rašykit, mes atsižvelgsim ir žiūrėsim, ką mums daryti toliau. Tiesiog klauskit visko, kas neaišku ir mes viską atsakysim. Aš atsakysiu. Dabar kalbant trumpai apie šį kanalą, tai nebus vien turinys iš šito namo. Aš planuoju toliau tęsti savo stovyklavimą, toliau filmuoti visokius fizinius iššūkius, šiaip turiu prisiplanavęs nemažai užsirašęs idėjų, kurias norėčiau nufilmuoti ir vieną, manau, pradėsiu filmuoti šiandien. Bet galiu pasakyti tą, kad pradėsiu šiandien, bet išeis tikriausiai po 3 mėnesių, nes čia toksai ilgas iššūkėlis. Tai va, studijuoti nejau šiais metais, planuoju šiais metais tiesiog padirbėti, užsidirbti savo pinigų, filmuoti šitus video, tiesiog bandyti atrasti save, pažiūrėti, kaip man sekasi kitokie dalykai negu mokslas, nes mokslo buvo 12 metų ir man jis atsibodo, bet jei matysiu, kad čia nieko nesigauna, tai reiks bandyti stoti, nežinau. Apie tai ir bus galima pakalbėti visiškai kitam video, visiškai kitokio pobūdžio video. O šiaip tai viskas tvarkoj. Jeigu viskas pavyks, jeigu pavyks filmuoti turinį šito namo, jeigu pavyks man įgyvendinti savo idėjas, video turėtų eiti dažniau negu ėjo, tikrai ne į pusę metų kartą, o į savaitę bent po vieną video turėčiau įkelt. Na bent jau iki metų galo pabandysiu savo tokį tikslą įsikelt. Taigi, bičiai ir bičias, bendraukim komentaruose, rašykit savo nuomonę apie šitą kontentą, apie mano idėjas, gal turit pasiūlyti, ką būtų galima kitokio nufilmuoti, ką būtų galima geriau, ką būtų galima kitaip daryti. Viską rašykit, išklausysiu.
Ir jo, nežinau, kada šitas video pasileis, bet dabar filmuoju, yra spalio 30 diena, bandysiu šitą paleist lapkričio 1. Tai va, fuck it, gyvenam vieną kartą, kodėl nepabandžius daryti tai, kas mums patinka. Manau gerai. Tikrai ble. Kuro. Čia rimtai metalą medžio nepriima? Juokauju. Atrodo, kai jau kovai tik pagalvoji, blėt, aš rimtai pagalvoju, kad tas užburnas. Blėt, pavyko koją, biškį, nežinau, nesusilaužė. Mačiau. Darbinis, pažiūrėk, izoliacija. Blet! Tu na. Blet, labai panaši forma. Bet man atrodo, tenai ir palikom gal mes. Nu. Blet, netelpa, einam išnešim į lauką. Jo, netelpa.